sėkmės dalykas. Kas mažiau jaudinsis, tas ir laimės. O tikėtis, tai kažkiek aiškus tikėjau, ką mažiau dalyvauti, jeigu nesitikė. Gynybos Ligonės net su 19 taškų nepraėjo. Čia šiek tiek nustebino ar tiesiog galiausiai gerus. Gal šiek tiek ir nustebino, bet nemanau, kad 19 labai yra žemas rezultatas. Kur prisadės? Aišku, esu pažadėjęs komandai vakarėlį daryti po sezoną, o kitą dalį, manau, išleisiu su šeima. Su giminėm, su draugais šnekėjom, kad antrą kartą Šiauliuose, pirmą kartą Šiauliuose irgi laimėjau, tai sako, dabar irgi turi laimėti. Tai gal toks sutapimas. Ar kurį nors specialiai treniravotės, ruošėtės? Nu kaip, šiam konkursui specialiai tikrai nesirašiau, tiesiog per treniruotės mėtydavau į metimus. Iš kurio kampo? Nu, nemanau, kad didelis skirtumas yra iš tikrųjų. Gal iš 45 laipsnių, kaip sako, krepšininkai. Susitvarkyti, ar ne? Kaip? Su jauduliu pavyko susitvarkyti? Ne, dabar dar nepavyksta. Kuris etapas buvo sunkiausias? Etapas gal sunkiausias buvo pats pirmas. Visada sakydavau, jeigu pirmą praeini, tai jau su jauduliu lengviau susitvarkyti ir pats savim gal labiau pasitikė. O kuris varžovas pavojingiausias? Negaliu to išskirti. Visi geri metikai, visi geri snaiperiai.